Sveiki. Labas vakaras. Sveiki. Nu, kas per situaciją? Tai aš buvau, išgirdau kalo muziką. Aha. Pažiūrėti, kas ten vyksta. Ir šiesų jie ten pasijungia, švenčia turbūt kažką. Ir nuėjau pakalbėti su jie, šneka gražiai. Bet teritorijos nenori apleisti visiškai. O tai čia vietiniai kažkokie? Nežinau, pirmą kartą jos matau šitos. Nu, tai einam tada, pažiūrėsim, kas ten vyksta. O tai jie išgeria? Ne, jie svaiginasi muziką ir gera nuotaika tiesiog. Jo, va ten, va tie. Va. Gerą vakarą! Mes jas sveikinamės jau. Sveiki gyvi! Nesutrukdam baliaus. Ne, nesutrukdė. Prisijungkite, jeigu norit, tik tai, jeigu galite, išsiimkite azerius. Jogdarys. Norėjom paklausti, kokią teisę turi čia būt. Mes pilną. Ta prasme. Pilną teisę. Mes viskas gerai, pareigūnai, aš čia nusipirkęs esu. Ką nusipirkęs? Aš dalį iš elektrumo, čia jėgainės nusipirkęs. Nutolusios saulės elektrinės, čia yra mano sklypai, realiai mano valdos. Mes pas kaimynus nelendam, mes problemų nenorim. Mes savo kiemę švenčiam savo sodybą. Gerai, o kas leido jums čia statyti futbolą? O kas mums neleido, palaukit, kur parašyta, kad negalima statyti kubilo po saulės moduliais ir turėti gero laiko. O mes patikėkit, turim gerą laiką. Iki kol jūs atvarėte... Aš esu už gerą laiką, bet vyrai... O kur parašyta, kad čia jūsų? Yra, jeigu matysi ten ant tų rėmų, bet tenais yra nutrinamas markeris, tai ten gal jau tau nelikė, bet aš išsiraižęs inicialus ant modulio paties esu. Jo. Yra šiaip mes dokumentus turim visus mašinus. Aš galiu atnešti, jeigu reikia. Ne, papulk vistelį, tegul kalba, tegul. Pykit, nepykit, reikės jūs išprašyti iš čia, žinau. Pykit, nepykit, jūs reikės išprašyti iš čia. Ne, mes išprašyti jūs. Šiaip, nes matom, veidai pažįstami. Jurkutis. Tikriausiai nebūtų malonu, jeigu video medžiagą dabar paviešintume. Nepaviešinsit video medžiagos. Kaip nepaviešinsit? Nepaviešinsit, nes, taigi girdai, mano dainos skamba. Jums YouTube'as iš karto užbarnins, jeigu kelsit kažkur šitą video. Telekas, reikia autoriaus leidimo. Oi, bet čia jums šiaip gerai supuolė, šiaip jūs prie autoriaus esat, galit paklausti dėl leidimo, gal leistų naudoti. Ne, palai, sek, davai paklauskit autoriaus. Taip įdomumo dėlį, pažvengimų. Tai galėtumėm gauti leidimą? Ne. Roasted! Bum! Kaip su vaikais bendrautume, atrodo. Jie pareigūnai, gal mes dar galim pabūt čia biškai, aš jūsų meldžiu. Geras šitas. Kas? Vaik. O tai iš kur čia vandens prisipylė? Mes su pilna atvažiavom. Tik nusilaistė, belė, kiek tie sankryžom, tiek vėliškai praradom ir tie sankryžom ir tie žiedais. Pro Pušaloto gatvę važiavot. Matėt, turėjot matyti vienoje vietoje, kelias yra kaip nuplikytas karštu vandeniu. Tai toje vietoje yra kelias nuplikytas karštu vandeniu. Kačiukas išbėgo, posūkį su Kubilinsku. Vos kubilas tikšta. Eik, tu kačiuką pasiėmėm, su savim laukia dabar prie radiatoriaus mašinos. Tai jūs su karštu vandeniu važiavot, Kubilė? Važiavom jo, bet aš nežinau dėl greičio ar dėl ko atvėsa tas vanduo čia maks 2 laipsnių yra gal. Labai jau nemanau, jau reikia. Drungnas. Ir koks jausmas šitą vandenį? Ką žinau, kaip su tėvu vonioje kokį maudys. Ne, dėl Ar tu temperatūros klausi? Temperatūros. Aš galiu nuskęst ten, kur nėra vandens. Stelė, tu nėra, kad apie mūsų kubilą gabalą parašyti. Gali būt, na. Kiek laiko iš čia sėdi? Porą valandų jau, jo. Ne, mes šiaip tai čia anksti atvarėmės dieną. Kubilė sėdim porą valandų, bet mes nuo ryto čia atvarę pasijungėm, pasikrovėm viską nuo jėgainės. Šitą aikusus, visus kompus, telefus, generatorių, viską. Jo, generatorių. Generatorių turit? Tai jo, čia viskas ant generatorius pajungta. Stovi dabar. Absoliučiai. Tai iš pradžių... Blema, bračiai, atvarėm, aš šokau į vandenį ir aš tik šokė. Visiškai buvau šokė. Ta prasme, šalta? Ne, Ne, ten
Aš ten durnai padariau, aš buvau generatoriaus laidus palikęs šiai Nu, ir aš iššokau. Aš galvojau, tipo, mes šildysim vandenį nuo generatoriaus, o tas galvojo, šok, aš įmerkiau generatorių. Šokau ir aš ne tik atšokau, aš Elektrošokė! Įstelis rankose telefą laikė, visiškai pasikrovė, beleka! Gerai, einam mes turbūt pasišnekėti. Galiu patikėti, aš laikrodžių bateriją greičiau negu šiaip. Mano gabalas, aš filmavausi šitam. Nežinau, ar matėt. Gerai, tai ką darom? Kaip ką darom? Imam lauk iš to kubilo, vežam jos namo, ką žinau. Nu, čia tokia pilka zona, kaip ir gaunus. Čia ne pilka zona, čia elektro Ar mes zona. galim tai daryti? Kaip tai negalim, pažiūrėk, pilna laidų generatorių. Aš čia su, hebra, aš čia su riedlente važiuoju ir groju gitarą, o aš niekada nevažiavęs su riedlente, aš nemoku. Aš mačiau tą klipą, neblogas klipas buvo, tikrai. Nesusikau. Taip. Nežinau, išsiveš tą kubilą gal rytoj, imam, vežam, laukan. Vieša vieta, neadekvatus, akivaizdžiai. Tai imam, darom tada dalykus. Nu tai vežam, viską. Jūs pasiėmėt elektrumo jėgainę tam, kad pabaliavot čia tiesiog. Ne, mes pasiėmėm jėgainę iš elektrumo dėl to, kad žymiai pigiau elektra ir kad žymiai ekologiškiau. O čia tas šventimas gavosi, nu šiaip tiesiog. Nu šiaip, nu po šventės. Ką žinau, nu po Pratęsimas. Gerai, klausykit. Išėjom į Tai pratęsimą. ką galvojam toliau? Aš galvoju, čia pavyzdžiui tuos modulius biški gal ties sujungimais išpjaut, kelt tą modulį patį, daryti tokį namuką, ne namuką, tokį... pusinis, Ne, ta prasme, šį vakarą. Ai, ne, šį vakarą tai švęsim iki ryto, žinau. Švęsim, kol jau malkų neliks. Tikrai, Kol iki aušros švęsim, o po aušros manau, kad švęsim vėl. Jo. Bet problemėlė biški, kad vandens mažoka. Žiūrėkit, nu mes nenorim gadinti jums šventės visiek. Aš turiu vieną idėją, ką galim padaryti. Man atrodo, žinau, kokia tai idėja yra. Žinai? Gali. Žymiai geriau. Aš tau sakiau, kad turiu planą. Tai gal dar kokį rugpjūtį? Šiaip iš visą vasarą bele kada galim. Su antrom pusėm galim Ne, pasidaryti. daina. O justelį tu neturi? Baik. Ai. Jo, tu dar pasakai. O gal bajerio vagelį kokį?